Trumpai, kas yra Barclays? Barclays iš tikrųjų yra sena finansinė institucija, jis jau veikia daugiau kaip 300 metų, veikia beveik visame pasaulyje, abiejose Amerikose, Europoje, Azijoje, Afrikoje. Iš tikrųjų, finansinės paslaugas teikia beveik 50 šalių ir turi apie 140 tūkstančių darbuotojų savyje. Tai yra labai didelė kompanija ir tiems, kas dirba Lietuvoje, prisiliesti prie tokių dydžių infrastruktūros, tokio kiekio vartotojų, paslaugų, geografijos galų gale iš tikrųjų yra įdomu ir smagu. Trumpai apie Barclays. Pats Barclays buvo įkurtas 1690 metais, 2 auksakalių. Tiesiog visa bankininkystė iš tikrųjų prasidėjo nuo to, kad auksakaliai, turėdami savo aukso atsargas, turėdami saugyklas, turindavo saugoti kažkurių klientų, kitų žmonių auksą ir tiesiog pati bankininkystės pradžia. Pats Barclays iš tikrųjų visada vertino technologijas, inovacijas ir niekada nevengė investuoti į naujausias technologijas. Keletas pavyzdžių iš tokių investicijų gali būti. Barclays pats pirmas pasaulyje pristatė bankomatą kaip įrenginį. Didžiojoje Britanijoje buvo pirmas, kuris išleido kreditinės korteles. Vienas iš naujausių tokių technologijų, kur galbūt ir jums teko girdėti, startavusi praeitais metais, tokia programėlė mobiliesiems įrenginiams Pingit, kurie leidžia vartotojams atlikti smulkius mokėjimus, tiesiog žinant kito vartotojo telefono numerį. Iš tikrųjų labai smagi programėlė, finansų rinkose vartotojai buvo labai gera sutikta, per praeitus metus gal susirinko apie 12 įvairių apdovanojimų. Apple istorija irgi buvo topuose. Pats Barclays yra sudarytas iš tokių 5 didesnių padalinių. Retail and Business Banking, kuris apima visus mūsų filialus, paslaugas teikiamas gyventojams, smulkiems verslams. Corporate and Investment Banking, tai yra bankinės paslaugos didesniems korporacijoms ir investicinė bankininkystė. Wealth and Investment Management, kuri rūpinasi labai turtingais klientais. Tai yra, jūs galite tapti ten klientų, jeigu turite 50 milijonų svarų. APSA yra Afrikos padalinys, kurį Barclays gana neseniai įsigijo. Ir pagrindinės funkcinės komandos, kurios apima visas mūsų kitus padalinius. Technologiniai centrai yra taip pat gana plačiai išsidėstę pasaulyje. Yra 3 pagrindiniai centrai, technologiniai centrai Lietuvoje, Didžiojoje Britanijoje ir Indijoje. Tuose 3 pagrindiniuose centruose yra sukoncentruota didžioji IT kompetencijos dalis. Kituose centruose, Ukrainoje, Singapūre, Honkongė, Amerikose mes turim padalinius dėl to, kad ten yra investicinis bankas. Ten yra taip vadinami trading florai, kuriuose vyksta gyva prekyba finansiniais instrumentais. Todėl dalis IT žmonių tiesiog yra tose lokacijose, nes ten yra ypač svarbu suteikti labai greitą reagavimą, būti vietoje, žinoti iki kabelių lygių visą infrastruktūrą, nes bet kuris uždelsimas gali tiesiog kainuoti milijonus. Technologijų yra be galo daug, be galo įvairių ir praktiškai, ką besugalvotumėm, greičiausiai Barclays, ką nors mes rastumėm. Iš kitos pusės tai yra šiek tiek ir apsunkina, sudėtinga, dėl to, kad mes turime per daug visko, per daug kartais yra viskas nestandartizuota ir tai išsiverčia tam tikras IT priežiūros problemas. 27 duomenų centrai. Taip pat yra be galo daug, sunku juos valdyti.
vyksta jau ne pirmus metus projektai, stengiantis juos konsoliduoti, sudėtingi projektai. Skambučių arba kreipinių skaičiai taip pat yra įspūdingi, apie 3 milijonus įvairaus tipo skambučių susilaukia mūsų service deskas. Jeigu kalbėti apie biudžetus, visas Barclays IT biudžetas yra 6 milijardai svarų. Tai iš tikrųjų yra gana didelis pinigų kiekis, kurį reikia išleisti ir išleisti protingai, palaikant visą šitą infrastruktūrą, taip pat kuriant ir minėtas inovacijas, naujus produktus. Tai kaipgi mes su visu šituo ūkiu tvarkomės? Paprastas požiūris, kuris vyrauja Barclays, yra naudotis arba remtis geriausiom praktikom. Vienu iš tų praktikų yra ITIL-as, kurią mes dažniausiai naudojam būtent Service Operation plotmėj. Jeigu kalbėtumėm apie projektų valdymą, ten dominuoja projektų valdymo metodologijos, System Development Lifecycle, mūsų security, rizikų padaliniai, vidiniai auditoriai labai mėgsta COBIT-ą. Mes, kurie dirbam palaikant visą infrastruktūrą, labiau mėgstame ITIL. Ką mes turime? Mes turime vieną centrinę standartinę IT paslaugų valdymo platformą, kas visai neseniai iš tikrųjų įvyko, nes buvo priimtas tiesiog strateginis sprendimas visus mano minėtus banko padalinius, jų IT funkcijas apjungti į vieną. Tai yra, mes turėjome Retail Business Banking IT funkciją, mes turėjome Investment Banking IT funkciją, Wealth IT funkciją ir visas jas mes nusprendėm jungti. Ir vienas iš pirmų žingsnių buvo sujungti viską į visus padalinius, sujungti per IT paslaugų valdymo įrankį vieną bendrą. Nes komandos visos turėjo savo 3 skirtingus įrankius, visi mes numigravom prie produkto, kuris yra debesyse, galbūt ir jums teko girdėti pavadinimą ServiceNow. Kaip paslaugų tiekėjo, tai tiesiog yra produktas debesyse, kurį mes gana sėkmingai, aš manau, naudojam. Iš tų pagrindinių procesų, kuriuos mes esame įsidiegę, iš tikrųjų, aš manau, dominuoja incidentų valdymas, change managementas, pakeitimų valdymas, problemų valdymas. Dabar šiek tiek mes daugiau dėmesio skiriam service design daliai, pradėjom tokias kelius projektus, apibrėžiant paslaugas iš naujo, kadangi skirtingose įmonėse arba skirtingose mūsų padaliniuose buvo gana skirtingi požiūriai taikomi į tai, kas yra IT servisas arba IT paslauga, kaip tai turėtų būti valdoma. Tai todėl pradėjom kelis projektus, kurie stengiasi iš tikrųjų subendrinti, normalizuoti tas IT paslaugas. Kaip pavyzdį galėčiau galbūt paminėti telefonijos paslauga. Iš tikrųjų mes jų turim gal 4 ar 5 skirtingas rūšis, neskaičiuojant mobilaus telefono. Turim call centrų, skambučių centrų telefoniją, turim trader telefoniją, turim branch telefoniją, turim campus telefoniją, be galo daug visokių pavadinimų skirtingų, o realiai tai yra viena paslauga, kurią mes teikiam mūsų vidiniams vartotojams. Dabartiniai projektai, jais stengiamės mes tai apibriežti ir sutvarkyti jau tam aukštesniam lygiai, neinant dar į incidentus, change'us arba dar kažkur, tiesiog, kad galėtumėm normaliai, tvarkingai valdyti, kad galėtumėm palyginti paslaugas galia call centre ar kažkur tai filialę, kaip jos veikia, kas tai yra. Ir šiek tiek plačiau šiandien norėčiau pakalbėti apie incidentų valdymą, tai ką mes turim ir kokias mes priemonės taikom, kad iš tikrųjų susidoroti su ta aplinka, kurioje mes esam.
Iš tikrųjų, mes turim daugiau negu 3,5 milijono kreipinių kasmet į mūsų pagalbos tarnybą. Mes turim labai skirtingas verslo šakas, reikalavimai jų yra labai skirtingi. Jeigu investicinis bankininkas dažniausiai reikalauja, kad jo problema būtų išspręsta čia ir dabar, toj pat, nes pasisėdi klientas, kuris atsinešė 50 milijonų ir su juo kažką reikia padaryti, o man neveikia IT sistema. Tokie žmonės paprastai irgi nelinkia laukti, 5 minutės praeis ir jis išeina. Yra vienas tipas vartotojų, kitas tipas yra vartotojų, tų, kurie sėdi taip vadinamam back office, kuriems galbūt neveikia spausdintuvas, galbūt neveikia dar kažkas, mes galim ten galbūt ir dieną, ir 2 užgaisti ir panašiai. Ir trečias tas sudėtingumo lygis yra iš tikrųjų aplikacijų skaičius. Jis yra be galo didelis, daugiau kaip 3000 aplikacijų, kurios yra naudojamas bankė. Ir tiesiog service desko agentui neįmanoma jų visų žinoti. Netilps galvoja toks kiekis skirtingų aplikacijų, kaip jos veikia, kaip ten vartotojai kuriami, kaip jie nekuriami, ką galima daryti, ką negalima ir panašiai. Taigi, ką mes darome? Pirmas žingsnis labai paprastas yra, mes tiesiog turime specializuotus service deskus. Vartotojai yra gana skirtingi ir jie naudojasi savo tam tikrais paketais paslaugų. Tai yra tai, ką naudoja Retail and Business Banking vartotojas, paprastai nesikirs su to, kas yra naudojama investicinio banko darbuotojų aplikacijų prasme. Tai yra, jeigu mes padarom tą specializaciją, service desko agentas taip pat gali specializuotis ir žinoti būtent tas aplikacijas, kurias reikalingos būtent to tipo vartotojai skambina. Taip pat mes turim automatizaciją. Ką tai reiškia? Tai mes turim be galo daug įrankių, vieni yra efektyvesni, kiti galbūt dar tiesiog vystomi, kurie padeda mums užfiksuoti incidentus, gauti pranešimus iš sistemų, iš įvairių renginių, tinklo renginių, serverių ir automatiškai kurti incidentus, tam pačiam ServiceNow priskirti juos atsakingom komandom. Tokiu būdu mes juos tiesiog mažinam ir skambučių skaičių ir tuo pačiu pagreitinam tą sprendimo laiką, anksčiau pastebėdami netgi už vartotojus kai kada incidentus. Taip pat mes naudojam taip vadinamus support modelius, kurie padeda mums aprašyti konkrečios IT paslaugos palaikymo arba incidento sprendimo eigą. Ką tai reiškia? Jeigu mes turim, tarkim, ir telefonijos paslaugą, tai support modelį pas mus bus aprašyta, į kurį service deską reikia skambinti, kas yra pirmo lygio komanda, kuris sprendžia incidentą, kas yra antro lygio komanda, kuris sprendžia, kas yra trečio lygio komanda, kuris sprendžia. Visos susijusios trečios šalis, susijusi infrastruktūra pavardinta, visi kontaktai ir tokie modeliai iš tikrųjų padeda ne tik service desko agentams, bet ir kitų komandų nariams, nes jie per klaidą gali iš tikrųjų gauti ir dažnokai gauna incidentus, tiesiog nesusijusius su jų atsakomybės sritim ir jiems gana paprastai yra surasti, kam tą incidentą perskirti. Taip pat mes turim incidentų mažinimo programas. Visų pirma, viena iš tokių pagrindinių problemų, kuri pasireiškia po atostogų arba kiekvieną pirmadienį rytą, yra labai paprasta password reset. Žmonės ateina po gerą savaitgalio į darbą ir nebeprisimena slaptažodžių. Ir iš tikrųjų dominuojantis kiekis skambučių yra būtent dėl slaptažodžių. Ir viena iš pagrindinių tokių programų buvo single sign-onas, kas iš tikrųjų nėra labai didelis stebuklas, bet turint 3000 skirtingų aplikacijų, kurios yra visos labai skirtingos, ant visiškai skirtingų platformų, kartais netgi ir skirtingų kompanijų, kaip mūsų padalinėje anksčiau elgėsi, tai yra gana didelis darbas jas sujungti.
ir kažko pasiekti. Taip pat mes turim tokį specifinį gana procesą, kurį mes vadinam Major Incident Management. Tai yra tiems incidentams, kurie tiesiog įtakoja vartotojus. Mes esam sukūrę specialų procesą, įdant kaip galima greičiau tuos incidentus įspręsti. Yra, jeigu galima taip netgi pasakyti, tokios skirtos specialios koordinacinės pajėgos, kurios atsiradus tokiam incidentui atidaro specialią liniją, sukviečia iš visų atsakingų komandų specialistus, prijungia vadovus, jeigu reikia, ir ta karštoji linija laikoma atidaryta tol, kol incidentas yra tiesiog išsprendžiamas. Atsitikus tą major incident, mes turim taip pat tokią praktiką turėti post-incident review, kur pagal apibriežtą standartą tiesiog vos ne kaip prieš auditorių atsakingos komandos atstovas turi atsiskaityti, o vis dėlto kasgi įvyko, kodėl tai įvyko, ką reikia padaryti, kaip kad to išvengti, ir to pasiekoje tiesiog gimsta problem rekordas. Problemos įrašas, kurį vėliau sprendžiam ir stengiamės pašalinti būtent priežastis, dėl ko vienas ar kitas incidentas atsitiko. Metrikas, kurias mes naudojam, jų yra pakankamai nedaug. Mes skaičiuojam severity 1, severity 2, tai pirmo ir antro prioriteto incidentų išsprendžiamumo laikus. Toliau mes skaičiuojam visus incidentus, kuriuos mes pripažįstam kaip major. Tai būtų severity 1, severity 2. High severity 3 tiesiog yra trečio prioriteto incidentas su tiesioginė įtaka vartotojai. Kaip ir papildomas sluoksnis trečio lygio incidentams. Ir paskutinis gana įdomus toks sprendimas, kurį gana retai aš sutinku kitose įmonėse, yra Customer Satisfaction Survey. Tai yra mes klausiam savo vartotojų, kaip jums patiko mūsų servisas, kurį mes suteikėm. Anketa iš tikrųjų yra labai paprasta. Tu įvertini žvaigždutėmis nuo 1 iki 5 tą servisą, kurį tu gavai. Aišku, viskas yra automatizuota, atsakymas automatiškai yra surišamas su bilietu, kuris buvo tau spręstas, tau įvedinėti nieko nereikia, tiesiog paspaudė ant žvaigždučių ir rašai komentarą. Ir labai paprasta vartotojui iš tikrųjų tą feedbacką, grįžtamą į ryšį pertikti. Mūsų iš tikrųjų šiuo metu tikslas yra turėti 4-star service, tai yra pasiekti 4 žvaigždutes iš mūsų galutinių vartotojų. Bet šitoje vietoje mes dar diskutuojam iš tikrųjų, kas tai yra 4 žvaigždutės ir ką tai reiškia. Ir tiesiog, jeigu mes pasižiūrėtumėm į šitos 2 scenarijus patiktus, abu scenarijai duoda mums vidutinį tą 4 žvaigždučių įvertį, o tokiu geriausiu atveju, kaip aš vadinu, mes turėsim tiesiog 10 anketų iš 10, kurios bus užpildytos su 4 žvaigždutėm. Šiek tiek blogesnis atvejis yra, kai, tarkim, jeigu mes turėtumėm 7 anketas, kur mes gavom 5 žvaigždutes, linkusiom 3 anketom mums vidutiniškai tenka 1,7 įvertis. Tai iš tikrųjų 3 vartotojai greičiausiai turėjo labai blogą patirtį su mūsų service desku, ir jeigu turėtų laisvę pasirinkti, jie galbūt netgi galvotų, kaip čia išeiti pas kitą paslaugų tiekėją šitoje vietoje. 30% yra pakankamai jau reikšmingas kiekis, skaičiuojant, kad mes, jeigu turim 3,5 milijono, apie 300 tūkstančių incidentų per mėnesį, 140 tūkstančių darbuotojų, tai gali paskaičiuoti maždaug, kaip dažnai mes kokiam nors vartotojui suteikiam blogą paslaugą. Ir paskutiniai skaidriai, kurią aš turiu, yra iš tikrųjų mūsų tikri duomenys iš rugpjūčio mėnesio, jei neklystu. Mes gavom apie 5,5 tūkstančių anketų ir ta dalis vienetukų ir dvejetukų yra pakankamai didelė, siekia beveik 20%. Tai būtų
dešiniai pusėje 674 anketos buvo, kaip aš vadinu, kuolai už visišką serviso nesuteikimą. Jeigu pastebėsit, tai pasiskirstimo ta kreivė, ji iš mano praktikos yra daugmaž standartinė. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad anketų atsakymai dažnai pasiskirsto į dvi priešingas dalis. Bus labai daug penketukų, labai daug vienetukų ir per vidurį reikšmių bus šiek tiek mažiau. Ta pati man teko stebėti ir mano praeitoj darbovietėj, kur mes turėjom labai panašią tiesiog kreivę einant per reikšmes. Va, tai šitoj vietoj, ką aš norėčiau pasakyti, jeigu mes jau naudojam Customer Satisfaction Survey kaip įrankį, vidurkinė reikšmė galbūt nėra pats geriausias tas matavimo vienetas, nes iš tikrųjų jinai nepasako visko iki galo. Reikia taip pat žiūrėti į būtent tų nepatenkintų arba blogai aptarnautų klientų skaičių ir stengtis mažinti būtent tų blogųjų anketų kiekį. Tokiu būdu mes, aišku, ir pakelsim. Pakelsim savo vidurkį. Rugpjūčio mėnesio įvertis mūsų buvo 3,91 su trupučiu, su centais. Tai iš tikrųjų mums tom serviso gerinime dar yra kur žengti toliau.